Sveiki, šiandien pratęsime epizodą 2, matėte, kaip pirmame krito galboksas, bet mes jo nepagavome, pagavo toks dėdulė brandolys, kaip matėte. Jisai žiauriai... Dabar turime nesugauti. Aha, pabandysime pagauti, ypač Deividas Vilkickas, kaip matote, man čia nelabai sekasi, kaip, bet važiuojame toliau. Kaip matote, mes čia mėlynukai jau buvom, o iš pradžių buvom raudoniukai, kaip matėte. Tai vat, epizodas 2 buvo geras. Kas čia? Matėt, kažkoks nesąmonė mane. Bet aš, žinoma, važiuosiu toliau, nes man mažų pažeidimų gal. Kaip matot, va čia atakovimas. Kaip matot, aš ginu Deividą Vilkicką ir man nepavyksta. Karočią, kažkoks Gretinkos gatvėje kažkoks tenais. Nesąmonė bandė paimti vėliavą, bet neima ko tai Firebirdas, kaip matėte. Dordavan kažkoks paėmė, bet mes biški pralaimėm. Turim biškį komandos nesklandumų. Tai vat, antram epizode Deividas Vilkickas galbūt kalbės. Kaip matote, aš dabar turiu vėliavą ir aš su ją važiuoju. Taip, jis kalbės. Kaip matot, man sekasi. Ne, man nepavyko paimti vėliavos, nes kažkoks nesąmoningas įsida. Hei, įsida, matote, bakil. Kaip matot, mums žiauriai nelabai sekas, bet Švirkštas turi vėliavą, matot. Ir varom, bandom paimti vėliavas. Kaip matot, man labai nesiseka. O tai. Bet aš padaręs esu 4 žmonės nukilinės. Kai dar nepradėjau filmuoti, atsiprašome, kad neparodžiau, kaip aš jų nukilinau. Šitą va čia pabandysiu. Matote, kaip man nesiseka. Įdomu, kur Deividas Vilkickas gali būti? Prie jų flagų blagųjų. Kaip matot, man labai nesiseka. Kitą kartą, gal kitą epizodas filmuos Deividas Vilkickas. Nes man šiame epizode labai nesiseka. Matot, spaudžiu delete. Po 6, 5, 4, 3, 2. Nu, gerai, jos laiko neskaičiuosi, bet... Bum. Matot, biški palaginėva. Team Blue. Taigi turim pasakyti, kad greitai galbloksą turi dropinti. Gal. Šiaip tai čia mepas nėra, kad nesumokėm, nebuvom, mes neturim pro battle, bet čia nebuvo mokamas mepas. Dabar jau šį kartą krisė reikia. Mes jums pafilmuosim, kai bus galboksas. Tuomet gal, jeigu mes žinoma būsim pasiruošę visą savo įrangą, kaip matote, aš dabar atakoju čiuvą, kad jisai mūsų vėliavos nepaimtų. Kaip matote, mes paėmėm vėliavą, aš stabdau čiuvą. Kaip matot, mums bežiauriai nesiseka, nes mūsų komanda, ypač jos komanda yra brandolys kažkoks nesąmonė. Žiauriai nesąmonė, žiauriai, patikėkit. Aš nemėgstu šitą žmogaus. Matote, kažkoks mėlynakis bandė mane biškį pagazdinti dėl to, kad tik gali. Žiūrėjau, tiesiog, davai, išdaužykim jam snukį tam seniai. Brandolys pagavo vėliavą. Matote, man sekasi belekai. Aš bandau važiuoti. Kaip matote, mane headshotą. Eik tu savo, ir koks netikėtumas, matėt šitą nesąmoningą žmogų. Aš tą nukilinau, kur tave nukilinau. O kad rast, va jau matau, tu važiuoji. Su Hunter dar? Kaip matot, man šita šaudyklė geresnė, freezeris negu dviniai. Dviniai labai greita šaudyklė yra, bet koks šūdžius galėjo man tai padaryti. Wow, dar kelintas. Geriau domėkitės ne mano žaidimu. O Deivido Vilkicką, pažiūrėkite, kiek jis padaręs jau daug. 10 žmonių, aš tik 5, tai įsivaizduokite. Geriau domėkitės juo. Žinot, kad man biškį lagina, tai ne kaip čia man gausis. Aš kaip matot, filmuoju video, tai man lagina. O gal kai jisai filmuos video, aš nežinau, kaip bus. Taigi, vakar tuoj turi šiaip dropinti galboksas, bet tai nemanom, kad ar tikrai, kuris ar nekris. Kaip
Kaip matot, mums beliko 5 minutės filmuoti, jei neklystu. Nes banditsamas visą laiką po 10 minučių filmuoja, bet tai mano nustatymai biški neveikia. Praeitame video tik tais lygiai 10 minučių man su kažkas ten buvo, net nežinau. Susistabdė pats gal video. Bandau padėti dabar žmogui su vėliava. Kažkoks dabar panašus šaudžių šaudė. Kaip matote, mes turime jau vėliavą. Mūsų komanda gera. Liuojame. Matote, čiūvas nenormalus kažkoks. Aš paginsiu šitą žmogų. Prie jo yra Įsyda. Ir labai panašus į Deividą Vilkicką. Driežos spalva Dragon. Aš nenoriu važinėti į karus. Matote, Deividas Vilkickas nebėra Hunteris, pasikeitė į Hormitą, kad aš tik dabar pastebėjau. Tik dabar? Taip. Kad aš tavęs nemačiau, aš tavęs net pažinau. Gal. Bet matote, jam puikiai sekasi lošti, ne kaip man. Brandulys. Jisai per laptopą gal geriau filmuos video. Kaip matote, man pavyko nukelinti žmogų. Su Melinakį šitą, kurį aš jį pavadinau, tai jau taip. Ir nieko negalime padarysi. Aš jau taip pavadinau, jį taip pavadinau. Fucking šitą. Kaip matote, kaip brandolys bando čia. Uba! Gal galėjo sugrąžinti vėliau. Jam labai gera tikimybė buvo, kad galėjo sugrąžinti vėliau. Kaip matote, šis laukia labai. Ir ne, matote. Padėjo vėliavą. Ar man pavyks padėti vėliavą? Pasigražėkite. Rikošėte. Pabus. O, va, matote, padėjome savo trečią vėliavą. Kaip matote, Įsydos pagalba dar. Nes tas brandolys ir gerai, kad prarado mūsų vėliavą. Čia kaip šaftą važinėja, matot, ne iš geriausių žmonelių. Žmogelių. Kad čia aš sakiau. Matot, aš biškį šiandien susijaudinęs, kad nepavogau boksą. Ir davai. Atsisveikink su gyvenimėlį savo ačiū. Kaip matote, man jį pavyko vėl nukelinti. Bet reikia pasimėgauti kristalais. Kristalai yra geri dalykai, nes iš juos galim pinigų tie, kurie dar nežinau. Šiame paturėsiu 1000. Maždaug. Mano manimu ne, nes jisai labai mažai turi pinigų. Mano manimu, tu mažiau turės negu 1000, nes... O kas bus grąžinęs vėliavą? Ne. Kad taip tau pasisekė žiauriai. Per daug vėliavą? Ar čia, wow. Matote, aš paėmiau vėliavą. Man dabar reikia man džiuvo padėti. Lemba. Matote, man reikia pavažiuoti biškį toliau. Matote, mane pasisekė, aš praradau vėliavą. Tokie žiaurus. Kaip matote, gali Floros spalvą paimti Įsydą. Ir jisai paėmė vėliavą. Kokia laimė. Gal man pašiekti miną, nes būtų jam geresnė gynyba, taktika. Kaip manote, man apginti šitą žmogų, ar ne? Deividas Vilkickas, prašyčiau pasitraukti. Ar jūs kariaujate? Atsiprašome. Biškį. Ko tu trukdai? Biškį patrukdžiau, bet sorry, nenorėjau. Man žinai, kad plagina biškį. Dėl video mano. Kaip matote, mes praradome vėliavą, nes raudoniukai panaudoja visą jų savo taktiką. Puolime. Tai vat. Trūksta 500 likti. Likti gerą dalyką. Kaip matote, man beliko tik tais 28-27 sekundės pafilmuoti video, gal darysim pratęsimą. Aš nežinau, būtų jau 3 epizodas. Matote, aš laimėjau kovą. Gerai, jau beliko 12. Bet tai gal pasistengsime, kad mano programa ištvertų dar kelias 5 minutės, žinoma. Nes jinai 15 gal nefilmuoja, bet jis mano dar nustatymai vyktų. Gerai, bandome važiuoti. Kaip matote, kažkokią Floros spalvą. Kaip matote, Deividas Vilkickas šoka gatvės breiką.
3500. Oi, 5. Matot, šitas mane nesąmonė karočią nupilino. Gerai.